Yra mano outfitas, nežinau, kostiumas šiais metais. Ir mano čia pirmas kartas, kai aš kalbėsiu per šį vlogą. Tai jo čia toks mini vlogas, gal ir ne mini, tiesiog kelios dienos iš mano gyvenimo, plus Halloweenas. Tai manau, jis turėtų gauti visai fainas. Nu, aš tikiuosi. Ką tik rinkau saldainius su sese, dabar jau važiuosiu į kiną, į Five Nights at Freddy's. Žiauriai laukiu šito filmo nuo vasaros, bet daug kas sako, kad jis yra labai blogas, tai aš nežinau, aš tikiuosi, kad bus netoks blogas, kaip visi sako. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kaip gavosi šis make-upas ir pamai mano outfitas, nes aš labai ilgai galvojau, ką daryti. Mes jau grįžom namo ir mes einam miegot. Taigi dabar yra jau lapkričio 1 diena po Halloweeno. Dabar kažkur yra apie 12:30 ir aš neseniai grįžau iš Sevelijaus namų pas save namo. Ir iš karto nuėjau dušą, nes vakar aš turėjau tą šukuosiną, tos tokiam bangeliam, ir aš turėjau naudoti labai daug plaukų lako, kad laikytųsi tos bangelės, ir vat aš tik dabar galėjau išplauti galvą. Tai aš visą naktį miegojau su tą šukuosiną. Dabar tiesiog truputį susiruošiu kažkaip ir tada mes vėl susitiksim su Seveliu, važiuosim galbūt kažkokią kavinę, pasidėti tiesiog, gal pasivaikščiot. Jeigu padaryti tokią išvadą vakar dienos, tai man labai patiko, mes labai fainai praleidom laiką. Iš pradžių mes nuėjom į filmą Five Nights at Freddy's ir šiaip tas filmas nebuvo toks blogas, kaip visi sako. Ir jo, ir tada mes po to filmo nuvažiavome į centrą, senamiestį. Tai mes tiesiog ten daug vaikščiom, mes žiūrėjau daug vaikščiom, aš nežinau, kiek mes ten žingsnių pririnkom, bet mes tiesiog visur ėjom. Mes buvom Užupyje ir ten šiaip buvo labai fainas vaibas, nes ten buvo taip kažkaip labai papuošta, taip halloweeniškai, nežinau. Tai visai mums patiko ten. Ir jo, mes tada planavom dar eiti valgyti, bet kažkaip paskui persigalvojom ir mes buvom visiškai pamiršę, kad autobusai kaip ir kažkada baigė savo darbo dieną ir mes gerai praleidom savo paskutinio autobusą, tai mums reikėjo kviestis taksi. Mes davažiavom iki namų ir tada namie mes tiesiog sėdėjom, ten pavalgėm biškį ir paskui ėjom miegot.
aš su savimi pasiėmiau knygą 3 draugai, nes mums reikia perskaityti per atostogas. Ir šitą knygą yra žiūri stora ir mane labai nervina, nes man patinka skaityti knygas, bet tas, kurias užduoda, jas dažniausiai būna super nuobodžios, bet man nereikia perskaityti, nes mes ten rašysim kažką iš jos, tai jo. Nu, mes dabar ieškom kavinės, ne, mes einam į kavinę. Ai, ne, mes einam. Čia viską savo, mes nereikia to einam. kalbėti. Was ist denn jetzt? Stop, don't talk to me, you love me, don't wanna be let go. Tell me stop. Pas mane šiandien yra tokia labai chill diena, aš tikrai nieko neveikiu visą dieną. Nu, aš guliu, valgau, skaitau knygą, žaidžiu ir viskas. Čia viskas, ką aš dariau šiandien. Ir dabar yra 5 valandos. Aš jau planavau šiandien daryti nagus. Ir aš jūs dabar darysiu, bet aš planavau pradėti daug anksčiau, bet mes kitą savaitę išskrendam. Aš noriu prieš kelionę padaryti savo nagus, nes labai jau ilgą laiką nedariau. Aš bandysiu kažką panašaus daryti į šitą nuotrauką. Man labai patinka toks stilius nagų, tai yra nagų dizaino, nežinau. Tai vat bandysiu kažką tokio. Čia labai didelis porcijos ir mes tavęs tikėjom labai. O aš nežinau, ką pirmą ragavot.
Labas! Taigi, šiandien yra jau šeštadienis ir aš vakar baigiau filmuoti šį vlogą. Aš jį filmavau visas 5 dienas, kas yra labai daug. Ir aš kažkaip kažkaip būdu sugebėjau šį vlogą iš 1,5 valandos sutrumpinti iki 10 minučių. Aš nežinau, kaip aš tai padariau, bet manau, šis vlogas vis tiek gavosi labai jaukus. Ir man jis visai patinka, tai tikiuosi jums irgi jis patiks. Dar nesu įstikinus, ar kelsiu šį vlogą, nes, žinokit, tokių vlogų aš filmavau jau gal 2 ir nei vieno aš neįkėliau, nes pabijojau trupučiuką. Tai nežinau, kas galiausiai bus su šito vlogu, bet jeigu jūs jį matote, tai aš kažkodėl jį įkėliau. Labai daug kas manęs klausinėjo, kodėl aš baigiau filmuoti tada, kai man buvo ten kažkur 12 metų, kodėl aš tada baigiau filmuoti video YouTube. Tai aš nežinau, man tada tiesiog atsibodo tai daryti, bet aš vis tiek jaučiu, kad pas mane, vis tiek atsiranda tas noras kažką nufilmuoti, kažką įkelti. Tai aš nežinau iš tikrųjų, ar aš toliau kažką kelsiu. Tai tiesiog sekite mane, nežinau, žiūrėkite ir galbūt susitiksime kitame video. Bet ačiū visiems, kurie žiūrėjo šį video ir ate.